kodėl toks jaunas, kodėl neįsilavinęs ir taip toliau ir panašiai. Bet žinot, per tos 4 metus aš stebėjau, kaip visą tai vyksta ir aš matau, kad tikrai Dievas padarė nerealių dalykų čia šitoj bažnyčiai. Ir taip, per netobulą žmogų Dievas veikia. Netobulą žmogų. Geriausia būti netobulą. Geriausia būti nežinančiu. Nes Dievas per tokius žmonės mėgsta šnekėti. Sugėdint tuos, kas labai daug žino. Sugėdint tuos, kas yra stiprus patys į savęs. Tai buvo per 4 metus. Man tai yra pats svarbiausias dalykas mano gyvenime. Per visus 26 metus aš nepasakiau tiek daug, kiek pasakiau per 4 metus. Sakau, aš pasakiau. Dievas per mane labai daug nuveikė. Man labai daug davė. Ir visi tie 26 metai, kuriuos aš nugyvenau prieš bažnyčią, buvo, aš net nežinau, kaip juos pavadinti. Jie man galbūt nedavė jokios naudos. Iš Dievo gavau viską, iš Dievo dar dabar taip gaunu viską, ko man reikia. Ir aš matau naujus žmonės. Man kaip pastoriui tai yra nepaprastas džiaugsmas. Aš tada matau, kad Dievas veikia, aš tada suprantu, kad Dievas nori, kad būtų šitą bažnyčią. Dievas stato savo bažnyčią, mes nieko nekviečiam. Iš tiesų, pažiūrėkit, broliai, sesės, kurie pradėjo nuo pradžių, mes nekvietėm ne vieno žmogaus į bažnyčią. Žmonės tiesiog eina patys. Dievas juos atveda. Ateina laikas, kai Dievas prideda žmogų ir tai yra pats geriausias laikas. Tai yra būtent to žmogaus laikas. Vadinasi, atėjai tuo laiku, kokiu ir turėjai ateiti. Dievas tave čia pakvietė. Tai va, kodėl aš esu šitoje bažnyčiai? Nes Dievas mane pastatė žmonės ganyti. Ir aš jaučiuos toks privilegijuotas. Aš jaučiuos toks pagerbtas Dievo, kad Jis mane gali naudoti šituo atveju. Po to, ką man reiškia čia būti, man tai yra gyvenimas. Man tai yra gyvenimas. Aš pavargstu, aš kartais nenoriu eiti. Bet aš suprantu, kad jeigu neįsiu, tai nebus gyvenimo. Man pačiam nebus. Jūs turit gyvenimą, jūs turit santykių su Dievu. Jūs visada jų turėsit. Bet man bažnyčia tai yra gyvenimas. Aš esu pašauktas būti čia ir aš čia būsiu. Ir kodėl esu šios bažnyčios dalis? Nes Jėzus tai panorėjo. Aš pats iš savęs nieko nedariau, aš pats savęs nestačiau, nes Jėzus tai panorėjo. Tai labai trumpai. Aš noriu visus pasveikinti, jau 4 metai mes kartu. Ir šlovė Dievui.